Labadiena, Pulso eteryje Panevėžio apskrities Gabrielės Petkiučaitės bitės viešosios bibliotekos rubriką skaitau. Aš Agnė Deresevičiūtė. Iš Panevėžio kilusi Greta Gudelytė, viena Apeirono teatro įkūrėjų, režisierė, aktorė, performansų kūrėja ir atlikėja. Jos kelias driekėsi ne tik Lietuvoje, dalyvavo Marinos Abramovič instituto programuose, bendradarbiauja taip pat su menininkais iš Brazilijos, Kolumbijos, JAV, Prancūzijos. O šiandieną kalbėsime apie jos animistinių pasakų knygą Žiemojimas su mirusiais, kuri laimėjo Lietuvos rašytojų sąjungos organizuojamą pirmosios knygos konkursą. Taip pat kalbėsime apie ištakas, Panevėžį ir kitus įdomius dalykus. Taigi, labadiena, Greta. Labadiena. Vaikystėje žaisdavot Šventų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje, pamokas ruošdavote senosiose kapinėse. Kas yra jūsų Panevėžys? Papasakokite pagrindinės, galbūt lankomas stotis Panevėžyje, kai grįžtate į gimtąjį miestą. Mano teritorija, mano Panevėžys yra mažesnis negu tikrasis Panevėžys. Teritorija, kurioje aš augau ir vaikštau, vis tik tai yra ta senoji Panevėžio dalis, apimanti pradžios tašką Švento Petro ir Povilo bažnyčią, senosios kapinės, Skaistakalnis, buvusi mergaičių gimnazija, dabar Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija, Respublikinė ligoninė. Ir taip pereinam tiltą ir vėl į parką, ratu grįžtam per kapines, žodžiu, prie bažnyčios. Toks ratas. O jausmai, savijautos, prisiminimai, Panevėžys tada ir dabar? To, kurį aš atsimenu iš vaikystės, praktiškai nebėra, nes praeities nėra. Jie egzistuoja mūsų fantazijose. Tai plus realybę sudaro turbūt ne tik objektai, kurie nyksta arba jų vietoje randasi nauji, bet ir žmonės. Kai tu eini, sveikinėsi, kalbėsi, pažįsti, atpažįsti. Tai nėra nei to su žmonėmis ryšio išlaikyto, likusio, nes tiesiog kažkaip taip susiklosti, kad mano aplinkos žmonės to meto arba irgi yra palikę Panevėžį, arba tiesiog ryšiai su jais nutrūkė. Ir aplinka jinai tos vietos, kurias aš paminėjau, kaip vietas, kuriuose lankausi, jos ir yra turbūt man galbūt mažiausiai pakitusios ir labiausiai primenančios vaikystę. Dėl to ten lankausi, nors pavyzdžiui į bažnyčią, į vidų aš nebeužsuku po renovacijos, aš bijau nepažinti savo bažnyčios. Iš išorės aš apžiūriu, apeinu, bet į vidų dar nesu užėjusi, nes tiesiog bijau susidurti su dar vienu tokiu nebeatpažinimo momentu. Kaip ir nesu užsukusi daugybę metų į mokyklą savo, nes yra baimė neberasti kažko, kas sietina su tavimi. Tai iš esmės liko vienintelė vieta, sakyčiau, kurioje aš dar drąsiai lankausi, tai yra senosios kapinės. Nes jos nepatyrusios nei rekonstrukcijos, gal kai kurie kapeliai išnykę, bet iš esmės jos vienintelis, nes ir parkas pasikeitęs, nors į gerąją pusę, į gražiąją pusę, bet atpažinimo momentas jisai iš detalių vyksta ir vis tik tai tas gilėjančios praeities jausmas labiau lanko ir jisai tokį, čia mano katytė, neša tokius dvilypius jausmus. Kaip ir daugumai žmonių turbūt. Apie jūsų studijas labai įdomu, studijavote teologiją, vėliau baigėte teatro režisūrą ir tikėjimas, scena susitinka, persipina jūsų kūryboje. Gal galite trumpai tiesiog mūsų klausytojams papasakoti, paaiškinti, kodėl taip susiklostė, kodėl taip nusprendėte? Ta teologija aš stojau, kai neįstojau į pirmus stojimų į režisūros studijas. Ir pasirinkau teologiją dėl to, kad tas religinės diskusinis klausimas mano galvoje visada buvo leitmotyvas, pradedant nuo dievotyros, dievoieškos, baigiant tiesiog religiją kaip socialinės kontrolės priemonę.
Man nuo vaikystės kėlė daugybę klausimų, gaudavau mažai atsakymų ir tiesiog neįstojusi į režisūrą, nenorėjau iškristi iš to bendro konvojaus ir galvoju, gal reikėtų porą metų ar kiek pastudijuoti šitą dalyką iš akademinės pusės, galbūt giliau pažinčiau ir po to galbūt grįžčiau į teatro studijas. Bet studijavau dogminę, labai griežtos laikysenos kryptis ir kuri tikrai tas dogmas grąžina į tuos viduramžius. Iš kitos pusės tai buvo tokios atviresnės studijos, nes iš patirčių neišbrauktas Senasis testamentas, ko mes dabar nebeanalizuojam, kas yra iš tikrųjų baisu. Ir atsigavau į realybę, kad ne, religija yra ne man. Galbūt Dievas yra kitokia sąvoka, bet kūrėjas yra kitokia sąvoka, bet religiją nuo tų dalykų aš atskiriu. Ir tokius gilesnius, sakralius reiškinius galiu tyrinėti ir mene. Ir grįžau į režisūrą. O nusprendusi rašyti knygą visgi, išvykote iš Vilniaus, apsigyvenote vienkiemyje Ignalinos rajone ir papasakokite apie tą bendrą erdvę, kurioje vyko knygos rašymas, apskritai apie tą laikotarpį. Tai visų pirma, šiaip pati erdvė yra gana irgi simboliškai man pačiai, mano asmeniniam gyvenimui įdomi, dėl to, kad aš kažkaip netekusi ryšio su Panevėžiu, ieškojau, kur įsižeminti, nes Panevėžys mano namai ir man kažkuria prasme buvo skaudu, kad aš to ryšio netekau dėl įvairiausių sudėtinių priežasčių. Ir mano proseneliai, kurie atvyko į Panevėžį, yra kilę iš Švenčionių rajono. Ignalinos rajono, Švenčionių rajono, čia tas pats. Todėl aš nusprendžiau įsigyti sodybą šiose žemėse, kad taip tarsi uždaryčiau ratą. Aš esu paskutinė, savo mamos esu paskutinis vaikas, aš pati savo šeimos nepratęsiu ir norėjau ratą uždaryti ties ten, iš kur proseneliai atvyko į Panevėžį. Tai aš įsigijau vienkiemį, seną apleistą vienkiemį, netoli mano prosenelių gimtinės. Ir taip ir ratas uždaromas, bet taip ir vyksta permąstymai gyvenimo plačiaja prasme, nuo tiek, kiek aš atsimenu ne vien savo fizinę atmintimį, bet galiu atsiminti sekdama istorinius faktus. Ir tą knygą parašiau čionai, perkratydama tokį, galbūt metafiziškai perkratydama gyvenimą simboliškai, ir dabar čia rašau knygą, jau labiau perkratydama faktus, nuo Panevėžio 1930 metais iki Panevėžio maždaug 2005 metais. Pasakos suaugusiems. Ir pavadinimas knygos Žiemojimas su mirusiais labiau skamba kaip šiurpės. Tai ar visgi reikia pasakų suaugusiems ir kodėl? Tai pasakos ir yra natūraliai suaugusiems. Tai jos tik tai jau su broliais Grimais tapo rašytinės ir kai tapo rašytinės, o ne pasakojamosios, jos buvo adaptuotos vaikams. Tai natūrali pasakų prigimtis yra suaugusiųjų pasakojimai. Jų prigimtis nėra iki galo išaiškinta, bet jie tokio perspėjamojo pobūdžio apie grėsmes. Dėl to dažnai tos pasakos ir būdavo šiurpios. Nes grėsmės yra ir tuo metu buvo nuo tokių mitologinių reiškinių iki vietovių, kuriuose neverta lankytis dėl tenai galbūt siaučiančių genčių. Tai, žodžiu, iš esmės pasakos suaugusiems gal yra tiesiog žanras, kurį norėjusi gaivinti. Mes daug ką norime gaivinti. Turim tokį geną savyje, ne tik sukurti iš naujo, bet ir atgaivinti. Tai pasakos suaugusiems yra gaivintinas žanras,
dėl to jis mane ir patraukė, tik aišku, jis yra absoliučiai interpretuotas per mano 21 amžiaus žmogaus prizmę. Knygoje persipina skirtingos religijos, mitologija, okultizmas, šamanizmas, sapnų logikos analizė, psichologinės teorijų analizės aspektai ir magija, ir pasakos, ir istorija. Kokių pastebėjimų sulaukėte iš skaitytojų ar žmonių, kurie redagavo knygą? Įdomiausių tokių, ar jūs galbūt nustebinusių, nudžiuginančių? Man turbūt labiausiai patikęs komplimentas, girdėjau gal iš ne vieno skirtingai žodžiais, tai, kad iš pradžių, sako, skaitau, tada sakau, palauk, čia kažkaip reikia kitaip skaityti, čia taip nebus, kad bandyčiau čia viską suvesti, taip pat to savo fabulinių protų sudėti. Čia taip nebus. Reikia tiesiog kažkaip atsipalaiduoti ir gal kažkas atsirakins. Tai kitaip aš tai vadinu intuityvusis skaitimas. Žadinu intuityvų įskaitimą, kuris mumise pažadina bendrus archetipinius, vaizdinius pojūčius ir tokią kolektyvinę sąmonę, kuri driekiasi per viso pasaulio kultūras, ne tik per Lietuvą, ta prasme. Čia neužsidarom savo etnose. Ir turbūt šitą knygą skaitant, atjungus savo išankstinius kažkokius tikėjimusis arba išankstinius kažkokius numanimus, kaip reikia skaityti knygą, tai visą tai išjungus galbūt galima tą knygą perskaityti, pajusti. Jis labiau jutiminė, man atrodo, negu išskaitoma simbolių perpratimo prasme. O ar visi personažai egzistavo kažkada, ar egzistuoja, ar buvo tokių apjungtų ar išgalvotų? Tai viskas egzistuoja. Nesvarbu, kur. Viskas egzistuoja. Tai ar tai egzistuoja sapnų linija, ar tai egzistuoja fantazijoje, ar tai egzistuoja mūsų vadinamoje realybėje, tai vis tiek egzistuoja. Viskas egzistuoja. Visi personažai egzistuoja, visos vietos egzistuoja. Pradedant nuo žemės požemių iki dangaus ir aukščiau, ir laike prieš gimstant ir po gimimo, ar ne? Jūsų tekstuose gyvieji ir mirusieji egzistuoja greta, kaip jūs rašote, jie negyvena, o yra. Ką jums reiškia kalbėjimas su mirusiais ir apskritai atminties išsaugojimas, galbūt plačiaja prasme? Tai kalbėjimasis su mirusiais yra kalbėjimasis su praeitimi ir kalbėjimasis su mirusiais tai yra kalbėjimas su personalizuota, individualizuota praeitimi, nes mirusieji, vis tiek dažniausiai, kuriuos aprašai, jie vienaip ar kitaip dalyvavę tavo dabarties ar jau dabar praeities, bet gyvo žmogaus gyvenime. Tai vadinasi, jie yra savotiškas psichologinis balsas, kuris tave formavo. Atgarsis tavo asmenybės dalies. Tai, man atrodo, norėdamas suvokti tam tikrus psichologinius procesus, kurie vyksta tavyje, tu negali atsiriboti nuo praeities, o praeityje dažniausiai yra viskas, kas yra praeityje, yra savotiškai mirę. To nebėra. Tai netgi mano mama, kuri dabar yra gyva, ta mama, kuri buvo tada, kai aš ją atsimenu vaikystėje, jos nebėra. Tai čia vėlgi, kaip mes suvokėme mirties savoką, nes mirtis man yra kažkas, kas yra anapus. O anapus yra tai, kas yra nepasiekiama. O nepasiekiama man yra ir tai, kas buvo 91 metais. Knygoje taip pat gausu netikėtų, provokuojančių vaizdinių. Kodėl jums svarbus humoras ir ironija, kalbant tikrai apie egzistencinius dalykus? Aš manau, kad gyvenimo brutalumas, bent jau mano asmeniškai gyvenimo brutalumas, jisai šiek tiek užblokavo jausmingumą, o su jausmingumo užblokavimu užsiblokuoja tokie dalykai kaip sentimentalusis arba romantizuotas požiūris ir įsijungia ironija. Ironija pas daugumą lietuvių jinai yra toks kaip priežodis, kaip natūrali kasdienės egzistencijos išraiškos forma, kuri atsiranda iš gynybinės psichologinės laikysenos. Ir literatūroje aš nesistengiu būti tuo, ko nesu.
taigi aš tokia esu, taigi ir raiška eina tokia. Tik tai tiek, kad gal truputį dar varžau aš tą ironiją ir sarkazmą, vis tik tai pagalvodama apie skaitytoją, kad vis tiek literatūroje mes norime matyti gražesnius ir kaip čia pasakyti, mandagesnę raišką ir gražesnę raišką, tarsi gražesnį ir tvarkingesnį pasaulį. Tai šiek tiek jį pakoreguoju. Teatrą ir literatūrą mes ten įsivaizduojam, kad tame mene viskas vyksta kitame kultūrinėme lygmenyje. Bet ateityje tai norėčiau pasiekti tokį tikro magiškojo realizmo lygmenį. Tikėkime, taip ir bus. Tai, ką gyvenime turite ir galvoje, ir kišenėje užsidirbote, pasiekėte pati ir jūsų performansai paliečia socialinės traumas, pavyzdžiui, smurtą prieš moteris ir kitos skaudžios temos. Ar menas turi būti nepatogus, net jei dėl to praranda dalį auditorijos ir kokia auditorija jūsų manymu, kokia auditorijos dalis atsisijoja, žiūrint į nepatogų meną? Tai visų pirma, niekada nepritarčiau niekam, net jeigu tai būtų pats genialiausias kūrėjas, jeigu man aiškintų kažkas, koks turi būti ar neturi būti menas. Nes menas gali būti visoks. Nėra, koks jis turi ar neturi būti. Tai ar jisai turi būti kalbantis apie edukuojantis būtinai, jis neturi būti. Tiesiog kiekvienas kūrėjas, man atrodo, natūraliai kūrė tai, kas natūraliai iš jo eina. Ir labai keista, kai mes turime aiškinti to prasme, kas natūraliai iš mūsų eina. Kadangi esame verčiami aiškinti prasme ir įrodinėti prasme, mes sukūrėme tokias kryptis, kodėl tas mano menas turi būti naudingas, edukuojantis arba reabilituojantis, arba, žodžiu, keliantis intelektinį lygį. Tai iš tikrųjų tai neturi. O žmonės, kalbant apie tai, kiek žmonių atkrinta, žiūrėdami nepatogius spektaklius, skaitydami nepatogias knygas, daug atkrenta dėl to, kad žmonės vengia kalbėti apie probleminius dalykus. Žmonės vengia apie tai kalbėti ir savo šeimose, kas yra tiesiog, nežinau, mama ir dukra, vyras ir žmona, draugai, bet kas vengia kalbėti apie probleminius dalykus, iki to reikia priaugti, prieiti, turi rastis būtinybė. Tai lygiai taip pat mene, juo labiau dar kai meną žmonės skaito labiau kaip pramogą, jie nenori būti liečiami, judinami ir kad reiktų judinti sąmonėje esančią atsakomybę. Nenori judinti atsakomybės, nes tai sunku. Taip, daug atkrinta. Dirbate tarp teatro, literatūros, performansų, įvairiausių projektų. Pats rašymas, ar kaip atskira jums tokia kūrybinė teritorija, ar visgi tęsia jūsų tokį performatyvų mąstymą ir tik kita forma? Ar viskas susipliekia ir čia tiesiog jūs negalite nerašyti? Aš chaosas esu. Bet kaip, įsivaizduokit, eina vieslas ir pinasi, karvės skrenda, namas skrenda, ežeras skrenda tam viesulė. Ir mane tas socialinis pasaulis pastoviai stumia ir spaudžia apibrėžti save. Bet jeigu aš save apibrėžiu, reiškia, aš kažko turiu atsisakyti. Apibrėžimas visada reiškia kažko atsisakymą, kažkam konkrečiam priskyrimą. Aš nesuprantu, kodėl mes tai turim daryti. Tiesiog mano prigimtis jinai nesupranta ir jaučiasi prievartaujama. Ir tegu sako, tai jeigu tu darai viską, tai tu niekur neprofesionalus esi, ir gerai, tai gerai, aš neprofesionali, aš gyvenu kaip tiesiog man gyvenasi ir leiskit man gyventi, kaip man gyvenasi. O gyvenimo dalis mano yra kūryba. Viskas. Čia toks net patarimas jaunai galbūt kartai, ar ne, kurie ieško savęs, tai tiesiog gyventi, būti savimi, ar ne? Taip. Paskutinis mano klausimas apie knygas. Tai norėjau paklausti, gal galite tiesiog rekomenduoti knygų, neprimetant, bet tiesiog per savo
prizmę, iš savo kampo žvelgiant, kurios, nežinau, labiausiai sukrėtė, labiausiai pamokė, labiausiai patiko, nepatiko, nuramino, įerzino ir tiesiog pat keletą galbūt ar autorių, ar knygų, ką atsimenate? Labai sunku, labai daug knygų, bet gerai, jeigu šiaip aš labiausiai skaitau tokią socialinę psichologiją, grožinės mažiau skaitau, tai mano mylima knyga, kurią aš šiaip dažnai išsitraukiu, tai yra Peter Stoteldirk, man atrodo taip, Stoteldirko, lietuviškai galbūt ciniškojo proto kritika. Rekomenduočiau tokiems filosofijos, sociologijos mylėtojams, iš grožinės literatūros. Paskutinė, kurią skaičiau, buvo Apšviestoji Taros Westover. Tai yra praktiškai biografija, labai įdomu, kaip žmogus šiai dienai esantis profesoriumi, baigęs žiauriai aukštus Harvarde mokslus, savo gyvenimą pradėjo iš tikrųjų nebaigęs jokios mokyklos. Dabar edukuotas šeimoje religijos fanatikų. Tai labai toks, aš labai daug sąsajų radau su ta grožinė literatūra, aišku, esu ir ta Kardzik mylėtoja, ten Varyk savo arklą per mirusiųjų slėnį rekomenduočiau, o šiaip rekomenduoju ir dar neskaitytą knygą, kurios pati dabar ieškosiu pirkti, tai iš filosofijos tokios lietuviškosios, tai Kristupą Sabolių labai mėgstu, nes jisai gražiai derina įvairiausius biologinius gamtos reiškinius, vos negrožinės išraiškas ir kažkokį irgi magiškai realizmą. Ir dabar jau turėjo pasirodyti, man atrodo, jo knyga Terpių teorija. Tai rekomenduoju net neskaičius. Į medžioklę. Į medžioklę. Gerai, ačiū labai, Greta, už pokalbį, už pasidalintas mintis ir patyrimus. Primenu, kad šiandieną kalbinau Gretą Gudelytę, vieną Apeirono teatro įkūrėjų, režisierę, aktorę, įvairių performansų kūrėją, atlikėją, dalyvaujančią įvairiausiose projektuose. Tai ačiū labai. Ačiū Jums. Gražios dienos. Ir jokių skaitimų. Viso.